Viską darom tik su techninė analizė, be jokių žinių, be nieko. Ir matom, kad keliavom į profitą ir bam, kaina hitino mūsų profitą ir čia būtume pasidarę pinigų. Šiandien turėsime labai svarbų video apie techninę analizę. Šiandien jums paaiškinsiu žingsnis po žingsnio, kaip atlikti techninę analizę, kas yra techninė analizė, kaip skaityti grafikus, kokius įrankius naudoti ir daug kitų naudingų dalykų. Taigi šis video yra skirtas žmonėms, kurie nori tapti kripto arba forex traderiais, arba tiesiog jau prekiauja ir nori pagilinti savo žinias apie techninę analizę. Taigi pirmas dalykas, kurį reikia žinoti, tai iš vis per kur atlikti tą techninę analizę. Tai yra keli variantai, kelios prekybos platformos ir pati populiariausia, kurią naudoja beveik visi traderiai, tai yra tikrai kokie 80% viso pasaulio traderių, o bent jau geriausių traderių naudoja TradingView. Jeigu jūs ieškot nemokamos alternatyvos pasižaist, bet šiek tiek prastesnės, galite naudoti C-Trader platformą. Tai ta platforma yra skirta ir analizai ir iš karto ją galite naudoti kaip brokerį. Tai reiškia, galite ir analizuoti ir tada uždėti treidus. Techninė analizė nėra paprastas kažkoks dalykas, kurį gali paaiškinti per 10 minučių video. Dažniausiai aš, kai darydavau mokymus, tai kiekvienam konceptui, kiekvienam įrankiui skirdavau bent jau apie pusvalandį tokio nuodugnaus paaiškinimo. Tai pirmas dalykas, ką reikia suprasti, kad čia yra jūsų grafikas, čia šie dalykai vadinasi Japanese candlesticks ir lietuviškai tiesiog žvakės. Ir šios žvakės vėlgi yra atskiras mokslas ir mes dar apie tai skirsim visą kitą video, kuris bus irgi nemokamas YouTube kanale, tai spauskite subscribe ir edukuokite save nemokamai. Taigi visas grafikas susidaro iš žvakių. Jūs galite naudoti kelis skirtingus grafikus. Nuėję štai čia, matome, kad yra daug skirtingų grafikų. Pavyzdžiui, yra bars, yra line, pavyzdžiui, paspausiu ant line. Ir jau turbūt dabar daugeliui yra šiek tiek toks labiau pažįstamas grafikas, kadangi jeigu jūs investuojate per kitas platformas arba į kažkokias akcijas ir panašiai, dažniausiai viskas būna nurodyta tokia linija. Tai investavimui puikiai užtenka suprasti ir liniją, tiesiog linijos grafiką, bet dažniausiai prekybininkai naudoja šį žvakių grafikus, kadangi jie suteikia labai daug informacijos. Tai vėlgi dabar apie žvakės daug neaptarinėsime, bet viskas yra labai paprasta. Jeigu matome, kad žalios žvakės yra kainos padidėjimas į viršų, tai reiškia, kad kaina pakilo, pavyzdžiui, bitkoinas, tarkime, pakilo štai čia nuo 62 tūkstančių žaliomis žvakėmis į viršų iki 66 tūkstančių ir panašiai. O raudonos žvakės yra kiek laiko periode buvo kainos sumažėjimas ir viskas. Ir tada tiesiog stebi, kur kas eina. Pavyzdžiui, matosi, kad nuo čia buvo bitkoinas 57 tūkstančių vertas, čia jau yra bitkoinas 72 tūkstančių vertas. Ir paprasčiausiai matai, kur eina kaina. Tai realiai iš esmės yra tas pats, kas ir linijos grafikas, tik šis žvakių grafikas yra plačiausiai naudojamas, nes jis suteikia daugiausiai informacijos. Čia yra jūsų watch listas, tai mano yra toks gana ilgas, susijęs su kriptovaliutomis. Tai pavyzdžiui, čia pas jūs turbūt bus tuščia, tai reikia paspausti pliusą paprasčiausiai ir galite prisidėti. Yra akcijos, yra fondai, yra forexas, yra kripto, yra bonds ir iš esmės kas tik norite. Tai realiai pagrindinės rinkos yra akcijos, yra forexas ir yra kripto. Tai pirmas dalykas, kurį aišku reikia pasidaryti, tai pasidaryti savo watch listą, susidėti, ką jūs norite prekiauti. Tai priklauso nuo ką jūs norite daryti, jūs gali būti forex traderis, gali būti akcijų traderis, gali būti kriptovaliutų traderis, ką norite, tą prisidedat. Jeigu norit prisidėti, galite tiesiog populiariausias kriptovaliutas, arba jeigu forexas, tai pavyzdžiui euras prieš dolerį, ten euras prieš Japanese yen ir panašiai, nesvarbu, visur bus panašiai čartai, vienur eis į viršų, kitur į apačią, bet matysit maždaug štai taip. Tai vėlgi, jeigu mokinsitės techninės analizės, rekomenduoju naudoti šias žvakes kaip pradžiai. Ir pavyzdžiui, štai čia, jeigu bet kur paspausti, nueisite tiesiog kažkur kitur, kur į kitą porą, kurią galite analizuoti. Ir čia matysis, kokia yra pora. Pavyzdžiui, dabar yra bitkoinas prieš US dollar. Ir jeigu naičiau čia rastume, pavyzdžiui, Ethereumą ir štai čia šiek tiek techninės analizės. Ir gali vaikščioti per grafiką. Dar ką yra svarbu suprasti, tai yra time frames. Tai yra time frames, angliškai tiesiog laiko tarpai. Ir ką jie reiškia? Jie reiškia, kiek, pavyzdžiui, tarkim, čia matom 1 hour. Tai reiškia 1 valandą užtrunka vienai žvakiai. Tai jeigu mes norim matyti, kas vyksta šiandien, mes, pavyzdžiui, pasirenkam, tarkim, valandą arba 2. Ir mes matom net ne tik, kas šiandien, bet iš esmės vienam grafike matom kažkur apie savaitės laiko tarpą.
Mes čia matom, kas vyko visą savaitę. Čia pačioj matome datas, tai pavyzdžiui 20 diena, tai gegužės 20 ir tarkime čia yra gegužės 29 arba 30. Tai mes matom, kas vyko šią savaitę. Ir šią savaitę labai paprastai matom, kad tiesiog buvo kelionė į šoną. Realiai tiesiog keliavom į šoną ir nieko daugiau nevyko. Tai ir pavyzdžiui, kai pasirinkom 2 valandas, mes matom kažkur savaitės laiko periodą. Ir mes galim turėti ir 15 minučių, galim turėti 4 valandas, galim turėti 1 mėnesio ir 1 savaitės. Iš esmės, kuo didesnis laiko tarpas, tai reiškia tuo mažiau žvakių ir tuo didesnį laiko tarpą matai savo grafike. Paprastas palyginimas, jeigu pasirinkčiau 15 minučių, mes matom, kad čia yra 1 paros laiko tarpas, ką veikia šis grafikas per vieną, pavyzdžiui, ką Bitcoinas veikia šiandien, būtent per šias 24 valandas. Mes matom, kad jis tiesiog keliavo į šoną ir daugiau nieko nevyko. Tai matom, kad iš esmės, kas vyksta per vieną parą ir jeigu nueinam, tarkim, štai čia yra toks viduriukas, kur jau matom, kas vyksta, pavyzdžiui, per pastarąsias 4 ar 5 dienas. Tai reiškia, šie jau yra didesnis laiko periodas ir jeigu nueitume į vieną, tarkim, savaitę, kada užima 1 žvakė 1 savaitę, mes matom, kad vienam grafike mes galime matyti netgi kelis metus. Tai reiškia, kas vyko kelis metus. Pavyzdžiui, čia turėjom didelį pakilimą, čia jau 2023 metai, 2024 ir panašiai. Taigi labai svarbu suprasti šiuos timeframes, ką jie reiškia ir matom, kad gali matyti skirtingus laiko periodus. Tai ką svarbu suprasti, kad prekybininkai yra skolperiai, tai čia vėlgi prekybos stiliai, turbūt jam bus skirtas atskiras video, tai vėlgi spausti subscribe, jei norite ir tai pamatyti. Manau, kad šis visas techninės analizės paaiškinimas bus suskirstytas į kelias dalis, nes taip tiesiog per 10 minučių 15 neįmanoma visko paaiškinti. Tai dabar toliau apžvelgiam timeframes, tai yra skolperiai, iš esmės žmonės, kurie aktyviai prekiauja kiekvieną dieną, atidarinėja, uždarinėja pozicijas, naudoja iki 2 valandų kažkur. Tai reiškia, stebim rinkas, pavyzdžiui, aš irgi treidinu su 2 valandom šiuo timeframe. Ir tada, pavyzdžiui, tie, kas investuoja, gali naudoti daily, tai pavyzdžiui, stebėti, kas įvyko per kokius 4 mėnesius. Ir per 4 mėnesius mes matom, kad viskas tiesiog keliavo į šoną, visa rinka keliavo ne į viršų, ne į apačią, bet tiesiog keliavo į šoną. Tai čia yra timeframes, laiko tarpai. Aš dažniausiai tiesiog naudoju 2 valandas arba netgi 1 valandą, kadangi čia maždaug matosi kelios dienos ir tu jau gali analizuoti ir daryti sprendimus. Taigi mes žinome dabar, kokie yra grafikų stiliai, mes žinome, kaip pradėti kažką analizuoti ir čia yra įrankiai, kuriuos jūs galite naudoti. Tai vėlgi yra tiesiog pagrindiniai įrankiai, kurių jums kitų įrankių nereikia žinot, ypač jeigu tik pradedat, nekomplikuokite visko. Pirmas įrankis, kurį galite naudoti, yra Trendline. Trendline tai yra tiesiog juosta arba linija, kuri padeda jums identifikuoti trendą arba lietuviškai kryptį. Tai ar kryptis į viršų, ar į apačią, ar į šoną. Tai pavyzdžiui, štai taip paprastai mes pasižymim ir mes jau matom, kad rinka keliauja į apačią. Prieš tai galbūt taip akivaizdžiai nesimatė, bet mes uždam vieną paprastą liniją ir mes jau matom, kad rinka nukeliavo žemiau. Matom, kad čia buvo vienas hajus, viena aukštuma ir tada čia matom kitą aukštumą, kuri yra jau žemiau. Tai reiškia, kad rinka po truputį keliauja į apačią. Tai mes tą galėjom pamatyti ir be šios linijos, bet akivaizdu, kad su linija yra daug paprasčiau. Tada turime, jeigu einant toliau, yra daug visokių įrankių, aš pats jų nenaudoju, matome, aš pasilaikinę svarbiausius įrankius, tada turim horizontal line. Pavyzdžiui, horizontal line tai yra linija, kuri gali jums parodyti kaip supportas arba resistance. Pavyzdžiui, mes štai čia matome, kad čia yra supportas. Kaina ateina ir atšoka nuo to supporto, atšoka ir taip toliau. Taigi, pavyzdžiui, žmonėm, kurie sako, kad techninė analizė nieko nereiškia, tai mes va čia, pavyzdžiui, galim labai nuspėti, kaip viskas vyko ir pasidaryti iš to pinigų. Pavyzdžiui, yra galima atreplėjant kainą, tai yra šiek tiek grįžti atgal ir pasižiūrėti, ką kaina veikia. Tai dėl to TradingView išsiskiria iš kitų prekybos platformų, nes jūs realiai galite atsukti kainą ir ją pasileisti ir tiesiog jūs, pavyzdžiui, analizuojat, atidarot hipotetinės pozicijas ir tada stebit, kaip jos pasiteisino. Tai čia vėlgi atskiras įrankis, kuris yra TradingView ir kurį galite naudoti. Tikrai rekomenduoju dar kol mokotės, pavyzdžiui, jūs galite atsisukti, paanalizuoti rinką, sakyti, kad, pavyzdžiui, rinka nuo čia eis į viršų ir tada pasileis kainą ir pažiūrėti, ar jūs buvo teisus ar ne. Ir taip jūs mokinsitės neparadę jokių pinigų. Tai yra labai svarbu. Tai dabar aš atsukau, kad parodyčiau techninės analizės galią. Pavyzdžiui, štai čia mes jau galėjom identifikuoti
kad čia yra stiprus suporto lygis, nes jau turim 2 prisilietimus ir ką mes spėjam, tai arba kad kaina nukeliaus į viršų, nes čia buvo trendline'as ir į apačią, arba ji nukeliaus nuo šio dabartinio taško į apačią, atsimuš nuo mūsų suporto, čia yra dabar kaina, ir kaina nukeliautų į suportą ir atsimuštų ir va tai va. Tai reiškia, čia mes galėsim atidaryti poziciją. Paleidžiam kainą ir bam, matom, kad prisilietė prie pat suporto, čia būtume atidarę poziciją, take profitas būtų virš viršutinio trendline'o ir paleidžiam kainą ir pasižiūrim, kas bus. Viską darom tik su techninė analizė, be jokių žinių, be nieko. Ir matom, kad keliavom į profitą ir bam, kaina hitina mūsų profitą ir čia būtume pasidarę pinigų. Taigi tiek šiam pirmam video, viskas bus struktūruota ir po truputį informacijos jūs suprasite, kaip atlikti techninę analizę, nes kaip ir minėjau, čia yra labai platus dalykas, tu negali tiesiog paimti ir viską paaiškinti per 20 minučių ir kad kitas žmogus suprastų. Tai jeigu jums patiko šis turinys, spausti like, subscribe, čia yra edukacinis turinys, kuris yra labai naudingas ir kiti žmonės moka net ir už tokius paprastus dalykus, moka pinigus, kad jiems kiti žmonės paaiškintų. Aš viską darau nemokamai, taigi pasiekite mūsų kanalą, bus daug įdomaus turinio, ateityje ne tik apie edukaciją, bet apie treidus, apie naujienas ir tiesiog, jeigu norite informuoti save apie kriptovaliutų rinkoje, spausti subscribe ir palaikinkit, žinosiu, kad ši serija jums patinka ir kad reiktų daryti tokių daugiau ir susitiksime kitose video.